Prieš pradėdama žiūrėti, nepamiršk paspausti laiko ant šio vidoso. Dar prieš Facebooką, Instagramą, Snapchatą, TikToką, Tinderį buvo One. O kas yra ta One? One.lt yra lietuviškas socialinis tinklas, kuris buvo populiarus dar 2000 metais. Onei mes praleisdom daug laiko ieškodami įvairiausių pažinčių, bet kas ta One buvo iš tikrųjų. Kaip viskas prasidėjo? One.lt atsirado 2002 ir tai buvo vieta, kur susitinka absoliučiai visi. Mokyklinukai, profkiniai, studentai, vyresni, senesni, rajoniniai marozai, neformalai, gotai, ten visokio plauko žmonių buvo. Ir visi norėjo pasirodyti. Parodyti savo naujus treningus, pahotkės, grandinės, mašinas, dagfeisus tualetuose ir panašiai. Ką veikdavom Onei? Pagrinde bendraudom, kėlėm fotkės, rašėm į forumus ir keisdavomės rim į trim arba pem į pem. Aišku, jeigu žmogus nepatikdavo, tai šaudavai jam vienetuką ir tada sugriaudavai su juo visus ryšius iki pat gyvenimo galo. Tavo respektas priklausydavo nuo dviejų dalykų – FRM ir pem į pem. Jeigu tu savo forume neturi daug prirašytų žinučių, kurios yra, aišku, teigiamos, tai tu neturi respekto. O jeigu neturi daug pem į pem, o turi tik tai rim į trim, tai irgi esi toks šiek tiek prie dugno. Tik rimti galėdavo duoti pem į pem, tai jeigu tu galėjai tai padaryti, skaitėsi rimtas. Forumuose dažniausiai buvo rašomos tokios žinutės kaip FRM, labuks su daug bučinių, pem į pem, rim į trim, dvitaškis, eta ir taip toliau. Subkultūra. One buvo subkultūrų karalystė. Visi turėjo savo stilių ir savo pasaulį. Pagrindiniai subkultūriečiai One.lt laikais. Marozas. Nuotraukose pozuodavo tik su firminiais treningais, tokiais kaip Nike arba Adidas. Šypsena išmesta į kontiką, niekada nesišypso. Fotkėse dažniausiai piktas, rimtas ir bohūriškas. Forsas. Brandiniai fake treningai dažniausiai iš turgaus. Dažnai turėdavo nuotraukų su BMW arba Audinė. Aišku, būtinai su rageliu prie ausies, tipo Delavaras derina kažkokius tai reikalus. Kalbėdavo kietais trumpiniais. PX na XKVK. Forsai ir Marozai buvo labai panašus, bet dėja Marozas buvo rimtesnis, kietesnis. Gezas. Marozo ir Forso kombinacija iš temų. Visos blogiausios šių dviejų subkultūrų savybės sueina į gezą. Netinkamas žodynas, feikiniai rūbai. Daug selfių su blykste. Forumuose rašydavo su daug klaidų, Skype dėja švepluodavo. Dažniausiai fotkindavosi kur nors kaimo tvartuose ar kažkokiuose užkampiuose. Emo. Emocingos muzikos ir emocingo gyvenimo stilius. Juodai arba baltai nudažyti plaukai su užuolaida ant vienos akies. Nesvarbu, ar tai buvo vyras ar moteris, akys būtinai turėdavo būti padažytos. Juodi rūbai su ryškiais spalvingais akcentais. Rūbai dažniausiai su kokios muzikos grupės logotipais. Aišku, kaipgi be rankų pjaustymus. Čia tikriausiai didžiausias emo kozeris buvo tais laikais. Fifos. Primesdavo visada ahujienom, stilingom ir kurios visada trokšdavo dėmesio. Dažnai būdavo One žvaigždės, nes turėdavo daugiausia pem į pem ir būdavo Marozų numylėtinės, nes būtent Marozai jas labai mėgdavo ir medžiodavo, kad turėti pašoniai gražią tašę, kurią galėtų visur tampytis. Plaukai priauginti, tiesinti, nagai priauginti kaip kapliai, kaip pas Rasamacha, nuotraukos su blykste kokiam nors mokyklos tūlikė su iškištais liežuviais arba dagfeisais. Dramos ir gyvenimas Onei. Draugystės gimdavo ir mirdavo forumuose. Forumuose komentarai kaip peiliai. Parašyk kažką blogo forume ir draugystė nutrūksta. Nes forumas tai kaip gyvenimas, o gyvenimas yra forumas. Parašyk kažką blogo Marozui ir į kiemą gali nebeiti. Jis tave susiras, pramuš tavo IP adresą ir tada jau seni laikysi bankės. Žodžiu, One.lt buvo kaip tų laikų SAMP realaus gyvenimo serveris. Atrodo, lyg viskas būtų virtualu, bet iš tikrųjų tai buvo realybė. Deja, viskam ateina galas. Atėjo galas ir Onei. Atsirado Facebookas ir visi po biškį perėjo tenais.
Bet mes niekada neužmiršim monės. Niekad nepamiršim, su kuo užaugom. Nepamiršim įvairiausių demotyvacijų, nes tai buvo mūsų internetinė vaikystė bei paauglystė. Jeigu pažiūrėjai videosą iki galo, tai nepamiršk paspausti laiko, subscribe ir noriu priminti, kad birželio 13 aš išvažiuoju su chebra į Eurotripą, kuris tęsis 10 dienų. Žinoma, kontentą filmuosiu ir paleisiu vidosus, bet tik tada, kai grįšiu iš kelionės. O visą kelionės eigą jūs galėsite stebėti mano Instagrame, nuorodą rasite aprašyme, arba tiesiog susiraskit paieškoję Easternas ir pasekit. O galbūt norit vidoso apie senus, gerus Skype'o laikus, kiek iš tikrųjų istorijų buvo atsitikę Skype'e. Jeigu norit, štuką laiko ant vidoso ir kažką galima bus pagalvoti.